Labą dieną. Šiandien mes į svečius pakvietėm vieną iš tinklinių marketingų žmogų, kuris šiandien pasiekė gana nemažai ir norim užduoti keletą klausimų, kurie buvo užduoti iš mūsų aplinkinių ratų. Labą dieną, pirmiausia. Labą dieną. Mums labai patiko jūsų filmas, kuris buvo praėjęs per Lietuvos rytą. Jūs taip garsiai pasireklamavot save, pasireklamavot galimybės. Tai mums labai iš tikrųjų pastumėjo su jumis daugiau susipažinti ir susitikti. Ir mes turim keletą klausimų mūsų žmonių aplinkinių rato, kurias norėtume užduoti. Prašau. Ačiū labai. Dėl ko jūs atėjote į MLM ir kas būtent jūs pastumėjo? Noras pačiai kontroliuoti savo laiką, uždirbti pinigus tokius, kokius aš noriu, pačiai juos kontroliuoti, paieška labai gero produkto, o kaip mes žinome, tinkliniai marketingai negali būti blogo produkto, ir padėti kitiems tai suprasti ir be abejo padėti savo. Ant kiek jūs pastumėjo galimybę užsidirbti? Tai ir sakau, noras pačiai kontroliuoti savo pinigus ir uždirbti tiek, kiek noriu jų aš, o padedant kitiems uždirbti dar daugiau. Antras klausimas. Kas pradžioj jūsų veiklos motyvavo jūsų tokį stiprų judesį? Noras pasiekti daugiau nei kiti. Labai geras atsakymas. Ar pradžioj jūs tikėjotės, kad pasieksite būtent tiek daug, kiek turite dabar? Tikrai taip. Suprantu, nes daug žmonių ateina, sako, vat kažkas gali padaryti, kažkas negali. Ir sako, tokios yra abejonės, kurios stabdo. Tai vat būtent norėjau sužinoti, kaip jūs pradėjote. Sekantis klausimas. Kaip jūs galvojate, ar jūsų kompanijos sąlygos distributoriam gerės ar blogės? Žinote, tai yra labai gera kompanija. Kompanijos sąlygos buvo labai geros, yra geros ir aš net stebiuosi, kaip kas mėnesį su mėnesiu jos gerėja. Daug daugiau galimybių atsiranda distributoriams plėsti verslą, labai plečiasi asortimentas produktų. Tiesiog, kaip prezentacijoje aš sakau, kartais pasičiupinėju save ar nesapnuoju. Super. Aš galvoju, turbūt visas tinklinis marketingas nori kuo greičiau pritraukti ir daugiau žmonių, ir greičiausiai tik tai gerina savo sąlygas. Sekantis klausimas. Kaip jūs pastebite, kuris žmogus linkęs į verslą, o kuris į vartojimo produktą? Nuo klausimų, kuris užduoda, ir nuo veiksmų, kurių jis imasi. Reiškia, jūs kažką tai jam pasiūlote, pasižiūrėti, ką jisai daro, ką jisai veikia ir po to sprendžiate apie jį. Taip. Supratau. Jūs turite daug partnerių užsienį. Kaip jūs juos randate ir kaip su jais dirbate? Pirmiausiai, kalbu su žmonėmis, kur bebūnu, su visais, domiuosi, ką jie veikia ir kai jie paklausia, ką aš veikiu, tokiu būdu susidraugauju ir pradedu nuo jų. O paskui jie be abejo kalba su savo rato žmonėmis, jeigu tai jie turi giminių draugų užsienyje, taip ir numelinėja mūsų grupės, mūsų plečiasi tinklai į kitas šalis. Kiek šalių turite savo rate? Su kiek šalių plius minus dirbate? Apie 50. Super. Ir kaip sakant, kad nenusibosti žiūrovams, paskutinis klausimas, ką jūs norėtumėte palinkėti naujokui, kuris dar yra neapsisprendęs šiai dienai? Jeigu pasitikite žmogumi, kuris pasikvietė jūs, jeigu pasitikite tuo produktu, ką jums parodė, pradėkite nedelsiant. Nuo to priklauso jūsų sėkmė. Labai geri žodžiai, labai iš tikrųjų buvo malonu su jumis pabendrauti ir aš žinau, kad mes savo partneriams, savo draugam, pažįstamim pasiūlysim daug įdomios medžiagos ir tokių gražių susitikimų. Ačiū labai jums. Linkiu sėkmės. Dėkui.